Sidabrinė kanopa pagal Važovo sakmę. Mūsų kaime gyveno vienas senukas. Jo pravardė buvo Kokovanė. Kokovanės šeimos nebeliko, todėl ir sugalvojo parsivesti našlaitę. Nuėjo pas žmonės, kur ji gyveno ir klausė. Ar pas jūs gyvena našlaitė? Taip, atsako šeimininkė. Tarsi jos negana, dar katę kažkur susirado. Nuvyt negalim. Na kaip, dovanotojai, ar eisi pas mane gyventi? Klausė Kokovanė. Nustebo mergaitė. Seneli, kaip sužinojai, kad mano vardas dovanotoji? Šiaip, netyčia, atsako jis. Negalvojau, nespėliojau, netyčia pataikiau. Kas tu? Aš lyg ir medžiotojas. Žiemą po miškus paskui stirniną lakstau, bet visko nesužiūriu. Šausi jį? Ne, šito nedarysiu. Noriu pažiūrėti, kur jis dešinę priekinę koją treptelės. Kam tau šito reikia? Ateisi pas mane gyventi, viską ir papasakosiu. O katė lyg suprastų, apie ką kalba. Gerai sumaniai, murkė ji. Gerai. Mergaitė pasidarė smalsu apie stirniną sužinoti. Mato, kad senis linksmas, švelnus ir sako, eisiu. Tik šitą katę murkę irgi paimk. Žiūrėk, kokia gera. Ką ir kalbėti? Tokios šnekios katės nepaimsi, kvailas liksi. Bus troboje vietoj balalaikos. Štai ir vedasi Kokovanė našlaitę pas save gyventi. Dovanotojai eina ir vis apie stirniną galvoja. Ir klausia, seneli, koks tas stirninas? Pasakyk. Tas stirninas ypatingas. Jo dešinės priekinės kojos kanopa sidabrinė. Kur treptelės ta kanopa, ten ir atsiras brangus akmuo. Kartą treptelės. Vienas akmuo. Du kart treptelės. Du akmenys. O kur kojelė ims mušti, ten atsiras krūva brangių akmenų. Seneli, gal tai stirniukas tuksi? Ne. Matai, genys tupi. Jis ir stuksi. Seneli, vėl klausia dovanotoji. O koks jo kailis? Vasarą rudas, o žiemą pilkas. Seneli, o ragiukus jis turi? Ragiukus? Ragiukai jo puikūs. Paprasti stirninai turi 2 atšakas, o šis 5. Tik rudenį jo neatskirsi. Visi stirninai su ragais. Žiemą, kas kita. Paprasti stirninai vaikšto be ragų, o sidabrinė kanopa visada su ragiukais. Tada jį ir iš tolo galima atpažinti. Taip ir pradėjo gyventi kartu senis Kokovanė, našlaitė dovanotoji ir katė murkė. Tuo tarpu atėjo žiema. Kokovanė susiruošė į medžioklę. Jos į vieną būtį. Iš medžioklės grįšiu gal tik prieš naktį. Ko bijoti, atsako. Troba tvirta, vilkai neįsibraus ir murkė su manimi. Teisingai sakai. Teisingai. Nebijosiu.
Gal čia sidabrinė kanopa? Pagalvojo dovanotoji. Turbūt man pasirodė. Teisingai sakai. Teisingai. Žiūri dovanotoji, ogi stirninas čia, visiškai arti. Mėka, man Ne, kviečia kaip naminį. Grįžo dovanotojai į trobą ir pasakoja. Pažiūrėjau į sidabrinę kanopą, ir ragelius mačiau, ir kanopą mačiau. Tik nemačiau, kaip paėlė brangius akmenis išmuša. Turbūt kitą kartą parodys. Teisingai sakai. Teisingai. Kas? Ranka. Murkia. Kaip tik tuo metu ir Kokovanė grįžo. Seneli, žiūrėk, koks grožis. Seniai šitai buvo. Bet ir dabar toje vietoje, kur stovėjo Kokovanio trobelė, žmonės randa akmenėlių. Daugiausiai žalių. Krizolitai vadinasi. Matėte?